Laidą pristato Auksinė mintis. Iš principo, moteris ir patylėti gali. Esmė, kad ji tokio principo neturi. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Labas, kolegė. Sveika, kaip laikomės, ko veikiam, ko neveikiam. Žinote, kolegė, man smirda. Jau nieko neužuodžiu. Kasgi smirda, kur čia smirda? Na, aš netiesiogiai, tiesiog man šlikštu. Ir kas jau mir, nieko nesuprantu. Taigi va, Račo gaila. Didelio čia daikto, pergyveni, kad jis svarstys žurnalistų lydėjitikos komisiją. Ne pirmas ir ne paskutinis kartas nepergyvenk, čia bus tų Račų ir bus tų komisijų, taigi išneka jie daugų. Aš ne apie tai. O tai kasgi nutyka? Gaila, kad Ramanauskas jį šiknim išvadina. Tai traukia į metų šūdą apdovanojimus, didelio čia daiktą. Aš ne prie ko čia apie tuos šiknius ir ne apie tai. Ai, metų darniam tuose apdovanojimas tituluotas Račas, atsiprašau. Aš ne apie apdovanojimus. Aš apie jo vizitą į Panevėžį. Ir kasgi nutyka? Ir čia prisišyka, ne tik Vilnius Ramanauskai ir Bačiulių šūdais drapstas. Žinote, galima įsireikšti ir taip. Atvažiavo, apkakojo čia visus esančius ir išvažiavo. Eik tu savo, negali būti, nieko nežinau. Gal galit man kai kučia papasakot plačiau? Prašom, paskaitykite, prašau. Nu, tu skaitau. O eik tu savo. Gal jis girtas rašė ar ku? Taigi va, ir man kelia įtarimus, kad negali būti tokia rašliava blaivaus žmogaus. Bet čiagi baisu, klausyk. Tai kiek reikia rielkas išgert, kad šitaip nusirašyt, svietą pabaiga. Kas svarbiausia, ten susirinko labai garbūs žmonės. Užsienio investuotojai, norvegai, stambiausių miestų įmonių vadovai, apžvalgininkai, ekonomikos ekspertai, žurnalistai ir aukštoji visuomenė. Svarstė rimtus klausimus. Panevėžys 2013 metais užimtumo ir verslo galimybės. Kaip toliau išgyventi Panevėžiui, kaip čia pritraukti investuotojų ir ką daryti, kad gyvenimas žmonėms Panevėžyje gerėtų. Ir kokiągi išvadą padarė tas Račas? Nagi skaičiau, pasirodo, kad į diskusijų susirinka tik tai visi durneliai ale Račo ir tik vienas Račas, kaip buvęs panevėžietis, gudriausias. Žinote, jo pasisakymai taip ir skambėjo. Visi nusikalba, nieko nesupranta, o priežastis, kodėl nėra Panevėžy investuotojų, paprasta. Norint pritraukti investuotojus į miestą, pasak Račo, reikia miesto interneto svetainėje pataisyti informaciją, kad Lietuva pagal ekonominės laisvės indeksą pasaulyje užima ne 24, bet 22 vietą. Nurku, ir kasgi tada bus? Na, pasak jo, tada prie Panevėžio miesto savivaldybės durų pradės rikiuotis užsienio investuotojai. Ei, kol jis durnas, ar ku? Mano užsienio investuotojai netokia kvaili, kad informacijas apie šalį ieškotų kažkokios Lietuvos provincijos miestelio savivaldybės interneto puslapį. Tamgi yra kitas priemonės, net pats Kubilius su Kaminis ir važiavo jų vilioti Lietuvon po pasaulį blaškės. Anas kumislė, kad čia savivaldybė dabar skambina visi ir klausia merą, kur investuot, atsakyk. Kvailys tas Račas, nu? Žinote, kolegė, manau, eilinį kartą Račas pasirodė visų savo gražumu, taip sakant, apderti kitus jam nenaujiena. Tai žinoma, kad nenaujiena. Prisiminkim nesenus laikus, va. Tas banas vadovas Račas savo asmeniniam tinklapį paskelbė rašinį ekskursiją į istoriją. Kodėl prostitutai, Bačiuliai ir Matoniai nepasigauna živ. Įsivaizduoja, taigi už šitų rašliavų jį apskundė tik komisija ir komisija pripažino, kad, jisai anų pažeidė. Na, pamenu, kaip jis nesirenka žodžių apibūdinti savo kolegas. Baisu. Ne tas žodis, paklausyk, minėtam įrašį veidą apžvalgininkas Audrius Bačiulis vadinamas apsišlapinas ir prasigėrisi politinį propagandistą. Šlapimą nelaikančių prostitutų, šlapiaklinį veido sienlaikraščio Kekšiuku. O verslo žinių redaktorius Darius Tarasevičius pristatomas kaip prasigėris politinis propagandistas. Įrašį kliūva ir buvusiam Račo kolega agentūros BNS Audriui Matonį. Rašoma, kad Matonis prasidavinėja už ordinus. O kartu su Bačiuliais ir Gnevičiūtėm sudaro prostitutų gaują. Pasak Račo, jį nuo tokių prostitutų kaip Bačiulis ir Matonis pykina. Žinai, man net gėda, kad turime tokį žemietį Vilniuje. Bet tikiu, kad lazda turi du galus. Už purvo pilimą ant kitų ateina laikas kažkada ir atsakyti. Tai va, Račai, kaip gražiai elgiame savo gimtinėje. Atvažiavai, apšykai ir išvažiavai. Ot patriotas, ot gražu. O po to dar kažko tikimės iš emigrantų. Nors tiesą sakant, jie tep ant savo šalies nedergia kaip vietiniai.